Adie, koks pats geriausias žaidimas? Aš 94 metais žaidžiau dūmą. Jis man pats geriausias. Nėra svartų be dūmų. Tylėk, o aš katu. Pats geriausias žaidimas, tai paslėptų daiktų žaidimas. Ten yra ir idėja. Šitą žaidimą reikia nufilmuoti. O grafite, 15 kartų lentė Minecrafto grafite. Girda mano kūrėjams, nori pas Urte. Robloxui irgi reikia slėptis. Dekrubas pasirodys vaikų darželio žaidimu. Šitą temą ministerijoje pasidėlės, tada prašė apmokymosi turinį kurtų moksleiviai. Bet juk tam reikės 60 milijonų. O sunku bus taip, kad paslėptų daiktų nesurastų ir Indiana Jones. Wow, Indija, aš irgi noriu šio nuotykio. Kalėdos šiemet bus nuostabios. Grinčas šiemet nevoksiu su kalėdų. Net žais žaidimus, gelbės Grinčiukas ir bandys surasti paties paslėptas dovanas. Tai va, pažaidus žaidimą įkvėpimas spėjams. Nusipirksi Ferrari ir išvažiuosi, jei raktą rasi. Kas būtų, jei pasaulis sužinotų apie šiuos žaidimus? Žlugtų Steamas, nes niekas kitų žaidimų nepirktų. Žlugtų internacionalis Steamas, nes niekas nieko nepirktų, nes visi žaistų. Tai paprašyk Agreso ir žaisk ir niekam nepasakok dėl pasaulinio gėrio.